Pirmasis skaitinys iš Kunigų knygos. Viešpats kalbėjo Mozei: prabilk į visą izraelitų bendruomenę ir jiems pasakyk: būkite šventi, nes aš, Viešpats jūsų Dievas, esu šventas. Nenešiok širdyje neapykantos broliui. Viešai pabargi minėti, tada dėl jo tu neturėsi nuodėmės. Nekeršyk savo tautiečiams ir nejausk jiem pagiežos. Mylėk savo artimą kaip save patį. Aš esu Viešpats, laikykitės mano nustatymų. Tai Dievo žodis. Viešpatie, kasgi galės tavo namuos pasilikti? Tasai, kas nesuteptas vaikšto, kas elgiasi teisingai, kas iš širdies kalba tiesą, kas liežuviu nė vieno nešmeižia. Viešpatie, kasgi galės tavo namuos pasilikti? Kas kitam nieko pikta nedaro, neužgaulioja kaimyno, kas griežtai nedorėlį smerkia, o Viešpaties bijančius gerbia. Viešpatie, kasgi galės tavo namuos pasilikti? Kas be palūkanų skolina, nepriima kyšių prieš žmogų nekaltą, kas šitai poselgės, bus tvirtas per amžius. Viešpatie, kasgi galės tavo namuos pasilikti? Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Broliai, aš visą laikau nuostoliu palyginti su Kristaus Jėzaus mano Viešpaties pažinimo didybę. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų ir būčiau jame, nebeturėdamas nuosavo teisumo, kurį teikia įstatymas, bet turėdamas teisumą iš tikėjimo Kristumi, einantį iš Dievo, paremtą tikėjimu. Trokštu pažinti jį, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose, noriu panašiai kaip jis numirti, kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš numirusių. Nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulas, bet aš vejuosi norėdamas pagauti, nes aš jau esu Kristaus Jėzaus pagautas. Vis dėlto, broliai, aš nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs, tik viena tikra. Pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmin į tikslą, siekiu laimikio aukštybėse, kurio Dievas kviečia siekti Kristuje Jėzuje. Tai Dievo žodis. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau. Aš jums duodu naują įsakymą, sako Viešpats, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau. Iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus bylojo savo mokiniams: kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs kad myliu. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, jis visą jums duotų. Aš jums tai įsakau, vienam kitą mylėti. Ne jūs mane išsirinkote, bet jūs aš išsirinkau.
Kartą pakviečiau vieną pažįstamą leisti savo vaikus į katekizmo pamokėlės mūsų parapijoje. Tačiau jie atsakė, tikrai ne, jie net nėra pakrikštyti. Mane vaikystėje pakrikštijo tėvai, bet gyvenome taip, kad net nežinojome esą krikščionys. Nenoriu, kad tokia situacija pasikartotų su mano vaikais. Jie bus pakrikštyti vėliau, jei norės ir supras, ką tai reiškia. Iš tiesų šitokį kalbėjimą šiandien išgirstame vis dažniau. Tačiau atsakymas visada yra tas pats. Krikštas tai nestojimas į politinę partiją ar į kokį nors šokių būrelį, o naujo gyvenimo pradžia. Tai yra gyvenimas nauja gyvybė, dvasinė gyvybė. Juk gyvenimo mes nepasirenkame, jis nėra mūsų pasirenkamas, o gaunamas kaip dovana ir mes jį gauname iš kitų. Žmogus atsistoja prieš šią realybę tam, kad priimtų gyvenimą, kurį gavo, jį plėtotų, juo rūpintųsi. Jeigu šio supratimo nelieka, nebematoma prasmės, gyvenimas nebėra matomas kaip dovana. Mes tikime, kad visa gyvybė kyla iš Dievo. Dalyvavimas dieviškame gyvenime yra dovana. Tokia ir yra krikšto reikšmė. Tokia yra krikšto dovana. Šiandien daug kalbama apie laisvę rinktis. Teisingai. Palyginti su praeitimi turime labai daug galimybių realizuoti savo pasirinkimus, juos dauginti, juos keisti, juos modifikuoti. Pavyzdžiui, anksčiau, aš dar pats prisimenu, šeimoje reikėdavo atsisėdus prie stalo valgyti viską, kas buvo padėta. Šiandien vaikai vieni patys atsidaro šaldytuvą ir pasirenka tai, kas jiems patinka. Jaunimui siūloma laisvai rinkti studijas, profesiją, darbą. Jie taip pat atostogauja, kur nori. Ar tai didelė pažanga? Tam tikra prasme taip. Tačiau turime atskirti vienus pasirinkimus nuo kitų. Daiktai, maistas, drabužiai, knygos, kurias skaitome, pasirenkami vienašališkai, iš mano asmeninės perspektyvos. Jei kas nors man aiškintų, ką rinktis, tikriausiai išgirstu atsakymą, rūpinkis savo reikalais, maniškius palik man. Bet taip rinktis negalima, kai kalbama ne apie daiktus, o apie asmenį žmonės. Čia pasirinkimas yra dviejų susitikimas. Vienas, kuris duoda, siūlo savo artumą, o kitas, kuris jį priima arba atsisako. Draugystėje mes matome, kad ateina tas kvietimas į bendrystę ir jis yra iš abiejų pusių. Tai yra progresyvus augimas, yra pokalbis, dialogas, nuolatinis susitikimas vieno su kitu ir ėjimas kartu link didesnio artumo. O kaip žmogaus santykė su Dievu? Čia vėlgi klausimas, kaip mes matome religiją. Religija tikrai nėra daiktas, net ne partija ar ideologija. Tai žmogaus ir Dievo dialogas, jų abiejų susitikimas. Mistikai bažnyčios istoriją žmogaus sielą lygino su nuotaka, kurią Dievas pasirenka pats. Šią prasme galime perskaityti daugybę simbolinių giesmių giesmės interpretacijų, sukurtų Origeno, Šventojo Bernardo, Šventojo Kryžiaus Jono ir daugelio kitų. Dievas pasirenka žmogų, pasirenka kiekvieną, kad kartu su juo kurtų bendrystę, santykį. Mene, filosofijoje žmonės teigia, kad renkasi Dievą, ieško idealo, jį tarsi atranda. Labai retas menininkas ir filosofas pripažįsta, kad pirmiausia laukia pirmojo Dievo žingsnio. Nors visi puikiai suprantame, kad įkvėpimas ateina būtent iš jo. Galėtume savęs klausti, argi nėra vertingiau pačiam ieškoti, nei būti surastam. Atsakymas paprastas. Dievas yra pirmoji visko, kas egzistuoja priežastis. Todėl santykėje su žmogumi jis turi turėti tokį patį prioritetą. Jis žengia pirmąjį žingsnį. Jis atlieka tą jaunikio vaidmenį nuotakai, tai yra mano sielai. Būtent todėl Jėzus pasakė apaštalams, ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau. Tam, kad nebijotume, jog šioje aplinkybėje yra kažkas žeminančio, turime atsižvelgti į dar vieną aplinkybę. Dievas yra pagrindinė visa ko priežastis. Šiuolaikinė filosofija pradėjo skirti egzistenciją ir vertę. Tas, kuris suteikia egzistenciją, suteikia gyvybę, tikrai yra pranašesnis už tą, kuris ją gauna.
Kaip skulptorius yra absoliutus savo sukurtos skulptūros šeimininkas, taip ir Dievas yra savo kūrinių šeimininkas. Bet kas yra tas, kuris vertina daiktus ar žmonės? Kas jais žavisi? Vaikinas, kuris pradeda žavėtis mergina, išmoksta ją gerbti, mato jos vertę. Taigi pabando ją laimėti, patraukti į save. Atrodo neįtikėtina, bet panašus santykis vystosi ir žmogaus bei Dievo santykyje. Šventieji tikina, kad žmogaus siela Dievo akyse turi begalinę vertę. Žmogus Dievui, tu, brolis sese, esi vertas daug daugiau nei pati visata. Norėdami laimėti, patraukti žmonių sielas, Dievo sūnus tapo žmogumi ir mirė už mane. Jis per visą istoriją stengiasi užkariauti žmogaus širdį, laimėti žmogaus meilę ir kaip tik dėl šios priežasties žmogus įgyja didžiulę vertę. Pats Dievas jo ieško. Todėl Dievas pasirenka žmogų, nes jis jam yra brangus. Sirų rašytojas Pseudomakarijus žmogaus sielą lygina su kuklios kilmės mergina, kurią karalius pasirenka savo nuotaką ir kuriai siunčia labai brangias dovanas. Tačiau ji tampa jam neištikima, bet užuot jos išsižadėjęs ir bandęs pamiršti, jis toliau jos ieško. Jis kenčia ir miršta nuo nusikaltėlių, į kurių rankas jį pateko. Viskas tam, kad susigrąžintų jos meilę ir dėkingumą. Ar galime įsivaizduoti ką nors nuostabesnio? Taip kalba šventieji. Jie žinojo, kad jų kalba buvo simbolinė, tačiau jie reiškia paslaptingą tikrovę. Jėzus nenaudoja šios kalbos savo mokiniams, tačiau tą pačią tikrovę jis išreiškia pasakymu, kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Šeimininko ir tarno santykiai rodo pirmojo pranašumą prieš antrąjį. Priešingai apie draugystę sakoma, kad vienas randa kitą save panašų, kitą į save panašų, arba tampa su juo panašus. Mūsų atveju viskas yra būtent taip. Mes nesame Dievo vergai, mes esame jo draugai. Jei Dievas būtų tik padaręs žmogų, jo darbas liktų nebaigtas. Todėl istorija prasideda nuo sukūrimo ir baigėsi pašventinimu. Žmogus yra Dievo kviečiamas į šventumą, į gyvenimą su Dievu, jo paties šventume. Šia prasme mano draugystė su Kristumi padarė mane lygų tam, kuris pasirinko mane savo draugu. Todėl būti Kristaus draugu yra didžiausia laimė, kurią žmogus gali pasiekti gyvenime. Tai visiškai atsiskleis ir mes pilnai tai suprasime tik amžinybėje. Tačiau jau dabar šios laimės ženklus pastebime, kai matome kasdien gaunamas Dievo draugystės dovanas. Tarp jų yra tas, apie kurį kalba Kristus, sakydamas, tarnas nežino, ką daro jo šeimininkas, bet aš jums viską apreiškiau. Tikėjimo dovana Kristus padaro mus savo dalininkais, savo darbo dalininkais, savo bendradarbiais, savo draugais, nes mes išsirinkti sėdėti šalia jo šlovės soste. Homiliją sakė vienuolis dominikonas kunigas Jokūbas Marija Goštautas.